Baiginėjau antrą sluoksnį, spalva tiesiog superinė, negaliu atsidžiaugti. Klientas, manau, pamatęs, nes net nebenorės, kad apsauginį sluoksnį dėčiau. Bet turbūt teks. Kita vertus, poliuretanas be apsauginio sluoksnio gali būti paliktas, jis yra atsparus UV. Tiesiog per laiką pats poliuretanas yra plaunamas lietaus ir turi saulė įtakos nemažai, todėl jis pradeda kalkėti. Kai jis kalkėja, jį plauna ir jis po truputį praranda savo storį. Tai per laiką, per keletą metų, 5, 7 ar 10 metų, prašiausiai nuo 2 mm danga gali sumažėti iki, nublukti iki ten 0,3 mm. Tai, ir tai įtakoja finale tada trūkius ir kažkokius tai defektus, todėl tokią dangą reiktų prižiūrėti intensyviau, o apsauginius sluoksnius uždėjus, tai tikrai prailgini dangos gyvenimo laiką kokiais 5-7 metais papildomai, tikrai, manau, 15 metų be problemų. Plius eksploatuot gali ir nesivelia danga, lengvai valosi ir taip toliau. Tai, žodžiu, sekit, turėsim neužilgo naujų silikoninių stogų ant bituminės dangos, tai kam įdomu, laikinkit ir dalinkitės klausimais, idėjomis.